Sveiki, mėly bičiuliai. Praktiškai nevėluoju, 2 minutėlės, bet turiu priežasčių tą padaryti, pasiteisinimų turiu. Aišku, jums nesiteisinsiu, labai nemėgstu to daryti ir dėl to sakau, skubiai einamės prie pasilabinimų. Einam prie kasnio, šiandien kasnio laida. Aš turiu vieną klausimą. Garsas yra, vaizdas. Turiu vieną klausimą. Ačiū Romualdai. Ištikima sekėja mano. Ir klausimas geras, superinis, žinokit. Klausimas tai yra apie vaisius daržovės lietuviams. Žinot, lietuviai mes esame, skirtinga tauta, skirtingi žmonės. Mūsų genai yra patys seniausiai. Mūsų kalba yra pati seniausia, mes esame patys nuostabiausi ir dėl to mūsų maistas taip pat turi būti nuostabus. Aš šaržuoju, bet tuoj pat pakalbėsim apie šitą dalyką, dar klausimą įgarsinsiu. Ir šovė man nereali mintis. Net pats pakraupau nuo to, kokie rezultatas iš to gavosi. Kažkada prisimenate man atrodo prisimenat. Jūratė tai tikrai matau yra prisijungus ir tikrai prisimenat, kai aš kalbėjau apie velnę. Velnės, reiškia, kaip ten pasakyti, kaip ten buvo. Dabar neatsimenu, bet žodžiu, velnės tarp mūsų, ką jis turėtų daryti, jo, žinai, kaip jis turėtų gauti mūsų pritarimą ir taip toliau. Ir ten buvo labai stipru. Labas Andriau, labas Alma, labas Veronika. Ir lygiai tą patį metodą pritaikiau šį kartą. Klausimas buvo kitas, kitaip tariant, čia GPT pakutenau, paprovokavau ir blemba gavau tokį atsakymą, kad aš tiesiog turiu su jumis pasidalinti. Taigi 2 temos šiandieną, daugiau klausimų aš negavau, labai gerai. Todėl, kad žmonės, kai viską žino, tai yra labai gerai. Yra tik, ten kelios medalio, keli niuansai medalio pusės. Tai kai žmonės viską žino, su jais tampa nebeįdomu bendrauti. Jo, nes ne vienam nepatinka jaustis kvailesniu kažkokiu, tai ar prastesniu. Jo, tai va, tai aš iškart sakau, aš tikrai visko nežinau. Ir apskritai, ką čia kalbu, yra, taip, iš piršto laužta. Mano asmeninė nuomonė, jinai nieko nepagrįsta, jūs turite viską tikrinti, viską labai tikrinti ir jeigu jums kažkas čia gerai suvibruoja, tai rašykit bingo, reiškia, matysiu pritarimą, jeigu jūs kažkaip jaučiat, kad jau mariukas neša pro šalį, irgi drąsiai parašykit, nes kitas iki aš gal nepastebėsiu, kad man jau demencija, kad aš nusišneku, tai jūsų tas gairės, komentarai man leis susigauti, kad jau laikas pradėti didinti dozę Herbalife Line Max, Omega 3, arba kokių vitaminų pagerti daugiau, arba tiesiog ramiai eiti ir jau pesėti senatvėje ten čia su arkliuku, su ožiais. Ok, o ne su jumis. Va, tai jūsų reakcijos labai svarbios, jeigu jūs kažką girdit įdomaus ir svarbaus, tai labai būčiau dėkingas, netgi gal, kad pasidalintumėt bent jau su tais žmonėmis, kuriuos jūs masiškai kviečiate į euforiją prisijungti. Ačiū Jūratė Šlišauskienė, ačiū Aurelija, Jelena, dar keli žmonės jungia tikrai daug žmonių. Aš pats taip pat per savaitę prijungiu kokius 10. Netgi pradėjau rašyti sąrašą, nes pamačiau, kiek daug žmonių pastaruoju metu nori prisijungti prie mūsų klubo ir labai gerai, nes per mėnesį apie 100 žmonių kažkur tai prisijungia naujų. Jūsų sveikatą geriu aloja koncentratą, Herbalife produktą. Su mango, aloja su mango. Man labai patinka kompanijos Herbalife produktai. Pati koncepcija kompanijos Herbalife, programos ir panašiai. Jau šitą mūsų laidą aš transliuoju ir dalinuosi ir YouTube atvirai, taip kad gali drąsiai čia dalintis, viskas fine. Visus klausimus, kuriuos parašysit po šito video, juos aš matysiu, būtinai atsakysiu. O šiandieną 2 klausimai, kaip ir sakiau, vienas klausimas ir vienas mano sapalionė. Jo, o dabar klausimas. Einam, susirandam tą klausimą. Taigi, girdėjau, čia cituoju, girdėjau ir skaičiau. Taip, tarp kitko, kai pasakot, kad girdėjau, tai maža ką aš irgi girdėjau. Bet jeigu parašy, kad skaičiau, būtų visada labai faina ir šaltinį. Žinai, o kur skaitėt, galbūt kokiam nors Lancete, tai yra rimti žurnalai. Tai tada jau visai kitaip mes galėtum ir mąstyti, nes iš tikrųjų galbūt kažką mes nežinom, galbūt reiktų pasidomėti, nes Lancetas, kas teko girdėti gal kažkam, kas mažiau girdėjo, tai yra recenzuojamas žurnalas, kuriame skelbiami pakankamai rimti tyrimai. Va, tai
sveikatos klausimuose. Tai va, skaičiau, kad lietuviams labiau sveika valgyti savo krašto vaisius - obuolius, kriaušes, slyvas, o egzotiniai vaisiai netinka mūsų organizmams, arba gal mažiau tinka. Egzotiniai tai čia įsivaizduoju bananai, ananasai, ne, persikai, ne persikai, persikai auga ir pas mus beje, kas ten dar, mangai, granatai, ne, kas ten dar, kas dar iš tų, dragon fruit, jo, kas ten dar, figos, datulės visokius, ne, visokių, nemažai visai, žinau ir aš. Va, tai tas pats ir su daržovėmis, sako klausimo uždavėjas. Tai lietuviams burokas ir runkeliai yra gerai, o egzotinės daržovės gal reikėtų mažiau kreipti dėmesio. O kokios egzotinės daržovės, parašykit. Egzotinės daržovės. Nu, salotų visokių mes ten, bet aš dabar galvoju, kad labai sunku irgi nuspręsti, kas yra egzotika, kas ne, nes daug kas ir Lietuvoje auga. Jeigu mes leisimės apskritai istoriją, ne, tai nustebtume, kaip mes čia valgom tokius dalykus, kur mūsų ten protėviai net nesvajoja, ta pati bulvė irgi, atsiprašau, bet visai nelietuviška daržovė. Va, tai irgi atsakymas. Jo, kur tiesa ir patarimai. Nežinau, kur tiesa, patarimai irgi, nesidalinsiu iš patarimais jokiais, kokie patarimai. Dabar žiūrėk, kaip ir visuose tyrimuose medicinoje galima, ar tai kokia nors teorija, galima paneigti arba įrodinėti lygiai vienodai. Jo, tą patį faktą gali ir iš tos pusės, ir iš tos pusės. Gali ir labai griežtai, rimtai įrodyti, ir labai gali atmesti irgi labai rimtais argumentais. Va, tai labas vakaras visi, matau, čia jūs visai nemažai susirinko šiandien. Tai būtinai laukiu jūsų reakcijų, visokios širdelis, laikai, žodelį bingo, visada, jeigu yra už ką, aišku, labai motyvuoja ir palaiko. Tai dabar žiūrėkit, jeigu mes tikrai labai leisimės į kas šitas mūsų lietuviškasis genotipas, jeigu dar giliau, tai tada net ir nustebtume, kad su tais lietuviais labai dačiai taip įdomiai yra, ne? Nes žemaičiai, lietuviai, čia visi turi savo nuomonę. Ir ta senoji ta Lietuva, kas jinai yra, ar čia Sarmatija, ar čia Semogytija, ar kas čia. Jo, nes Sarmatija, Sarmatai, tai iš vis yra galinga civilizacija, kurią mes dabar neigiam, valomės kojas, net nesivalom kojas, jinai yra neigiama iš esmės, viskas, net stengiamas nekalbėti apie tai. Todėl, kad tai yra galinga civilizacija ir jinai yra tokia galinga, kad lietuviams turėtų būti gėda, jo, kad iš tokios save kildinė, o elgesi lygiai priešingai. Nu ką padarysi. Tai aš nemanau, kad jie valgė bulves, aš abejoju, ar jie valgė morkas, apie kažkokias salotas irgi klausimas, jo galbūt kažkas iš tų grūdinių kultūrų, kas ten, lęšiai grikiai, nežinau, kažkokie tai burokai, griežti, tai būdavo. Ojei, kokios mano rankos apdažytos, dabar tai pamačiau ekrane pats save. Normaliai, nekreipk dėmesio, aš čia dažytojas. Va, vaisiai, aš iš vis nežinau, jeigu mes labai krapštytume, kad ir tos jau literatūros, kur mes jau sugebėme perskaityti jo, kiek ten tų vaisių Lietuvai rastume augančių. Tie patys obuoliai, įdomu, kokie jie buvo prieš 100 metų, ar ten prieš 150 metų, ar labai ten įgrauždavo lietuvis tą obuolį, rūkštų kaivelnę, maižiuką tokį. Nu, važiuokit pamiškėse, auga tų obelėlių, pasižiūrėkit, kaip jos atrodo. Ar ten tie obuoliai tikrai valgomi? Jo, taip kad iš tos pusės, jeigu mes imsim čia, kur čia mes užaugom ir kaip čia ką, tai mes jau seniai nevalgome taip, kaip valgė mūsų protėviai. Kita vertus, jeigu mes dabar leisimės į maisto kokybės diskusiją, pusfabrikačiai, mūsų maisto įpročiai, mūsų valgymo įpročiai, mūsų visas šitas chemizuotas, mūsų tas maistas, jeigu dar taip galima pavadinti maistu, jo greičiausiai, kad tai net ne maistas, o valgis. Valgis tai yra tas, kas mes galim suvalgyti ir nuryti ir mūsų nenužudo. O maistas tai yra tai, ką ląstelės gauna. Tai, ką mes valgom, kartais net nėra maistas. Jo, ir dėl to čia irgi nereikėtų net diskutuoti. Aš manau, kad vienas kitas, kad ir egzotinis kažkokia daržovė ar vaisius, bet bent jau gyvas daiktas, nechemizuotas labai arba minimaliai, tai vis tiek į sveikatą jau. Lyginant su tais burgeriais, kuriuos mes ryjam pastoviai, ne? Chemija ir taip toliau. Visas tas maistas, bulvytės, ten ir kiaulytės, ir jautukai, viskas užauginta, naudojant be galo daug
farmacijos stebuklų, tokie kaip antibiotikai, hormonai, visokie augimo stimuliatoriai ir taip toliau. Tai klauskime, ar šitai mums naudinga ar nenaudinga. Va. Taip, be jokios abejonės iš kitos pusės daug yra visokiausių pasisakymų ir aš esu girdėjęs, dabar nepasakysiu, kad skaičiau, nes galite paklausti, kur skaičiau. Neatsimenu, kur skaičiau, nekonspektavau. Šaltinių neatsimenu, bet tikrai skaičiau, kažkur tai girdėjau, kad rekomendacijos yra tokios, kad valgykim tai, kas auga čia ir dar negana to. Valgykim tai, kas yra pagal sezoną. Nes čia iš to paties, jo, nes žiemą pas mus mažai kas auga. Jo, ten morkos tikrai neauga. Bet kažkokios daržovės, ypatingai šakniagumbiai, gumbašakniai, šakniagumbiai, tai yra bulvės, tai yra morkos, ne, tie, čia paminėjai, runkeliai, įvairūs burokai, ne. Tai jie kažkaip sugeba vasarą augti, ir žiemą dar kažkaip išlaiko savo savo savybės. Tai jeigu mes mokam jas saugoti, tas daržovės, tai visai neblogai būna. Mūsų seneliai, tėvai gal kai kuriam dar į kaupus pildavo, visai neblogai laikydavosi, tiesiog lauke supila užkasa, ten viena kita pelytė, ten pragraužia viena kitą morkytę, viskas ten neblogai. Dėdavo šiaudų, kiek aš įsivaizduoju, ne, suguldo, užpila. Arba rūsius lietuviai išmoko daryti labai neblogus tokius, jo, kur visus metus vienoda temperatūra, drėgna ir ten bulvės labai gerai laikosi. Ir valgydavo tas bulvės. Taip pat specialistai, ne tik specialistai sako, ir šiaip žmonės, net nereikia sakyti jiems, jie valgo daug raugintų daržovių, nes tai yra irgi konservavimo būdas, kitaip tariant, tu pratempi tos daržovės tinkamumą valgyti, plus jeigu tu fermentuoji raugini, tai dar gauni ir papildomai vertės, nes ten ir vitaminų atsiranda šiek tiek daugiau, ir atsiranda mikroorganizmų, probiotikų šiek tiek daugiau, ir skonio savybės, jo, ten yra rūgštis pasidaro dėl mikroorganizmų, kai kam labai patinka tie agurkėliai rauginti ir taip toliau. Galima rauginti ką tik norite, ir obuolius, ir česnakus, ir česnakų tuos ūsus, ir morkas, ir burokus, ir kopų, ką tik norite, tą rauginkit, netgi grybus raugina. Sutinkat, esat valgę grybų raugintų. Reaguokit, nes aš atsijungsiu, jeigu jūs nereaguosit. Ja, tai va, parašykit. Ir tie, kurie žiūrit YouTube, irgi parašykit. Tai tų daržovių galima valgyti įvairiausių, taip, ir ne tik daržovių, bet ir vaisius. Aš kaip ir minėjau, obuolius esu pats rauginės bandęs, visai skanu. Gal nelabai teisingai užaugiau, gal nelabai teisingai laikiau, nes neturiu tokių sąlygų, žinai, kur padėjai ten vėsiai Rusijai, bet, kažkaip, bet valgėm, tikrai valgėm, labai skanu. Tie obuoliai reikėjo tokius pasirinkti ant aninukų, žinai, tos senobinius, tie saldėjai netinka, nes jie ten į actą, tik tai nebent ir vyną. Va, o tie senieji jo, fain. Tai suprantat, kad tai yra fermentacija. Ir čia ne ta fermentacija, kur čia toksai Račkauskas klaunas toksai yra, kur visiems mums rekomenduoja ėsti šūdą, bet jeigu užpili ten to raugo, kuris vadinasi namiko, tai iškart stebuklingas maistas ir jis žmogus šneka nesuprasdamas ką, niekina, tyčiojasi kitus, jokių būdų nepirkit šito produkto. Aš jam pažadėjau savo laiku, kad aš visada, kai tik bus proga, padarysiu jam antireklamą. Jeigu norėsite įsitikinti, kad ten labai geras dalykas, kad aš klystu, tai jūs taip ir būtinai nusipirkit, gerkit tą smarvę jo, bet aš, pavyzdžiui, nesiryšiu niekada. Deja, man turi būti žmogus, kuris parduoda, reklamuoja ar gamina, jis irgi turi būti adekvatus, nes tada patikimumas to produkto truputėlį kitoks. Tai va, ką jis ten šneka, tegu šneka, o aš kalbu apie fermentuotus produktus, kuriuos, Veronika atrašė. Pagaliau, vien žmogus atrašė bent jau. Mėgsta raugintus kopūstus, jėga. Agurkai ir taip toliau. Yra dar vienas konservavimo būdas, kuris pratempia daržovėm gyvavimo laiką, tai yra marinavimas. Bet marinavimas jau yra marinavimui nelygu, nes jeigu žmonės marinuoja su spirito actu, tai gadina šiek tiek reikalą. Bet jeigu tikrą actą pasirenka, sudėtingiau yra tą procesą padaryti, bet marinatai visokie irgi marinuojami labai gerai. Viskas ten yra irgi fine, yra ten tų bakterijų, actas pats iš savęs yra nuostabus dalykas, apie tuos esu kalbėjęs ne kartą dalykus apie actą, kaip jį gerti, kaip jisai gražiai sumažina glikemijos indeksą kai kurių produktų, visų tiesą sakant. Jo kaip tinka skrandininkam, kaip tinka mūsų mikroorganizmams ir taip toliau, actas yra puikus dalykas. Jeigu jis kokybiškas, jeigu jisai pagamintas kokybiškai, yra kokybiškas. Beje, actą galima pasigaminti iš pačių įvairiausių uogų, daržovių, uogų ir vaisių. Iš daržovių nebandžiau, tiesą sakant. Va, ir
tuos dalykus mes daugiau kalbam sveikatos pokalbių klube, nuorodą po šio video galite rasti irgi, galite prisijungti, jis yra mokamas, 4 eurai per mėnesį, va, ir arba metam galim pasirinkti ir sutaupysit visai nemažai ten tų eurų. Taip kad, suma tokia, tokia. Ir apie tuos dalykus ten daugiau kalbam apie sveikatą. Čia aš stengiuosi daug labai į sveikatą ir tas filosofijas nesileisti. Mes čia bandom suprasti jo, kas vyksta su mūsų organizmu ir kaip mes galim savo organizmui padėti su Herbalife produktais. Taigi, tai apie tos daržovės, vaisius. Ir aš galvoju, kad jeigu jūs vadovautumėtės šitais patarimais, kad valgyti daug daržovių, tai kas čia auga, kas žiemą neauga, kas būtų rauginta arba marinuota, arba kas galbūt išsilaiko, net gal ir šaldiklyje galima įsidėti jo, pavyzdžiui, kokias morkytės sutarkuoji į maišelius, į šaldiklį, paskui išsimi, tau patogu. Ne viskas šaldiklyje laikosi jo, nes kai kas tiesiog ten drėgmę praranda, bet nepaisant to, kai kažką vakumuoja, čia labai sunku pasakyti, galima į konservus kažkokius dėti ir taip toliau, visokias mišrainės, tai viskas tas yra tvarkoj, ir skanu, ir gerai. Bet suprantat, šiais laikais, kai yra tokia logistika, kai mums atveža įvairius tuos egzotinius, kaip čia paminėta, aš nežinau, ar didelė bėda ir nelaimė ir mūsų sveikatai žala karts nuo karto paragauti. Aš kažko tai abejoju, kad egzotinius daržovės ir vaisius jūs valgot kiekvieną dieną. Jeigu ir tai darot, irgi viskas tvarkoja. Geriau yra kiekvieną dieną valgyti kažkokius vaisius ir daržovės, negu kad nevalgyti iš viso. Va, ir ananasų turbūt ne kasdien perkat, bananą ne kasdien, bet vėlgi, jeigu ir nusiperkat ir suvalgot, taigi čia viskas tvarkoja. Tik tai reikia turėti omeny, ką tu valgai ir kiek tu valgai ir kada tu valgai. Taip kad nematau jokios problemos, bent jau iš savo pusės, kad jūs kažkada kažkur nusipirkę suvalgysit persimoną, ar ten kokį granatą, ar kažką, kas čia neauga. Žinot, kur yra kita bėda? Yra bėda, kai marketingistai, marketologai paima ir sudėvina kokį nors produktą, žinai, pavyzdžiui, medus, viskas, medum ten viską galima gydyti, tai yra vaistų vaistas, tai yra kažkas nuostabaus, nes tai yra tiesiog cukrus ir keli fermentai ten. Taip pat gali paimti granatą ir pasakoti, kiek ten granatė, ko ten yra, kad ten ir kraujagyslėms gerai, ir cholesteroliui labai gerai, nors žmogus nesupranta net, kas tas cholesterolis ir nuo ko jis padidėja, bet viską, tas jau konsultantas ten viską išvardins, tiesiog dėl to, kad jis atsakingas už granatų pardavimus. Atsivežė fūrą kitą, jam reikia, kad žmonės pirktų, tai jisai padaro šiokį tokį triukšmelį. Ar jis pats tas žmogus, ar jo firma daro, ar kažkoks tai PR-inis straipsnis užsakytas, viskas tas yra normalu ir suprantama. Nori, kad žmogus pirktų kažkokį tai vaisių, apie jį turi kalbėti, nes tai yra normalu, tai yra tiesiog reklama. Tu parsivežk į Lietuvą kokį nors visiškai nematytą, absoliučiai nematytą lietuviams vaisių ar daržovę, ir vis tiek kažkiek žmonių nupirks. Yra ten nedidelė žmonių dalis, 5 ar 10%, tai vadinami jo inovatoriai, kurie jie dar net nežinos, kas tai yra, bet vis tiek nupirks. Nes jiem įdomu. Yra konservatoriai, paskui yra tie vėlyvieji konservatoriai, čia ne apie partiją kalbu, jo aš į tos dalykus nesileidžiu, bet yra tie žmonės, kurie vėlyvieji, sekėjai, ir paskui visai tokie, kurie jau niekada, jau nebent nežinau, jau nebus ką valgyti, tada jau ims. Ir dar po šiai dienai turbūt yra žmonių, kurie tų mygtukinius telefonus nešioja, nes yra patys geriausi, bet ir tai jie nesupranta, kad tie mygtukiniai telefonai padaryti jau iš smartphone. Kitaip tariant, viduriai yra tie patys, tik tai, kad, gerai, turėk tuos mygtukus. Ir yra tokių žmonių, kurie tu ant galvos atsistok, tu pasako, ką tu nori, bet tą daržovę ir vaisių jie nepirks, iš principo nepirks. Kaip ir su kompanijos Herbalife produktais. Jau yra žmonių, kurie pamatė, kad yra kažkoks kokteilis, sako, duok dar šitas, man nori pabandyti. Nusipirka, paragauja, paskaito, jėga. Ir tada kitą dieną jau perka kitos kompanijos produktus. Tokie irgi neužsibūna. Jie nori išragauti visą pasaulį. Jie tokie yra. Tai yra normalu. Jie atėjo ir išėjo. Jie nusipirko ir nebepirks. Jie išbandys viską. Yra žmonių tokie, kurie atėjo, pasitikrino, atsargiai, ramiai ir paskui būna ištikimi. Visą laiką. Kol įvyksta kas nors labai labai blogo, pavyzdžiui, užknisa konsultantas, kažkodėl tai pradeda užknysti, žinai, tu pirk daugiau, tu tą daryk, tu privalai tą daryti, tu čia gali uždirbti, tu privalai uždirbti. Nes tada sako, eik tu su visais savo kokteiliais.
Va, ir yra žmonių, kurie niekada Herbalife'o nei vieno kokteilio net neparagaus, nes jam net už dyką duotum va stiklinę, padarai stiklinę, va, kaip aš dabar pasidariau, Herbalife alijošius su mango, man labai skanus, vakarais mėgstu, va, kalbų, padarykint reikia gerklę. Sakysiu, na, paragauk. Kas čia? Čia sakysiu Herbalife. Ne. Ne. Žmogų, ką nesupykins, suprantat? Nu, taip yra. Tai yra, kad skirtingi žmonės. Bet visai rimtai, tai yra, nu, jeigu tu kažką atsiveži, jeigu tu nori, kad kažkas tau jį paragautų, kad ir už dyką, tu turi tai parduoti, tu turi parduoti tą idėją, turi kažkas apie tai pasakot, kaip aš dabar pasakoju. Jums dar nekilo noras pasidaryti vandens stiklinę su alijošium? Nekilo? Parašykit, gal kilo kažkam. Va, aš matau jūsų šitą susirašinėjimą, čia matau, kad grybus raugintus valgė Irena. Tuo tarpu, Jūratė sako, aš nevalgiau raugintų grybų, o tarp kitko labai skanus dalykas. Rūkštelna toks kietas, grikšt, faina. Nežinau tik tai kokius grybus ten konkrečiai raugia, bet man atrodo, kad šitie visi baravykiniai puikiai eina. Va, aš į šaldiklį dedu visas daržovės, prašau. Čia konservavimo būdas, jo prasitempė žmogus užsiaugino, ar nusipirko pigiau rudenį, vasarą ir į šaldiklį. Va, tai kalbant rimtai, tai sakau, reikia reklamuoti. Jau ir turgų žmonės, kurie bulves pardavinėja, atseit lietuvišką daržovę. Tai jie irgi kalba apie tai, apie savo bulves kalba, kokios kainos, kaip gražiai cepelinė gaunas, arba ten kaip gražiai sukrenta, arba kaip tik man reikia, kad nesukristų, žinai, ir taip toliau. Čia geltonos, čia baltos, čia kokios, čia daugiau krakmolo, mažiau krakmolo, yra tokių, kurie bijo krakmolo, nu maža kas ką bijo. Nu, žmonės visko prisigalvoja. Va, tai subalansuot norit mitybą ir sveikai gyventi, tai čia iš vis yra juodas miškas. Galima paimti, nusipirkti Herbalife programą, jo porą kartų per dieną savo ramiai išgėri kokteilį, skaidlas, tabletės, kokias nors papildų, tarkim Herbalife Line Max, tarkim ten kokia Formulė 2, arba koks Fito Completas, žinai, dėl savijautos, dėl to, ir paskui tu ten gyven, kaip tau išeina, valgy, ką tu nori, ką tu mėgsti. Ir vis tiek bus daug geriau, negu kad nieko nedaryti. Arba galima žudytis ten su 1000 knygų, ten su visokiausiais specialistais, žinai, klausytis jų iki pasiutimo ir vis tiek jaustis šūdinai. Vitalija sako, ką tik išgėriau alavijų. Kas yra alavijus, aš nežinau, aš jį vadinu alijošium. Va, o grybus taip pat valgau rauktus. Taip kažkada, kaip pas sesę nuvažiuoju, tu gerą sesę turi. Va, mes galėtume visi nuvažiuoti pas tavo sesę, paragauti raugintų grybų. Ok? Tai va, aš manau, kad turbūt, kad aš ir atsakiau į tą klausimą, Romualdos, jo, valgykit jūs visus tos vaisius. Nu, kiek jūs jų valgot? Jo ir daržovės valgyti visas. Nors kas yra egzotinės daržovės, tiesą sakant, aš dabar net negalėčiau jums įvardinti. Daržovės. Nu, kukurūzas kaip ir Lietuvoje auga. Tipo, čia lietuviškas, norit pasakyti? Aha. Ne, tas, kas auga Lietuvoje dabar, nebūtinai augdavo anksčiau. Ir aš manau, kad mūsų fermentai, net, čia nereikia lysti genofondą, žinai, mūsų fermentai yra tokie, kokie yra. Mums daug svarbiau, kad prie to maisto, kurį mes valgom, prisitaikytų mūsų mikroflora. Jo, pavyzdžiui, nuvažiuoji kokią ten Egiptą ar Turkiją, privalgai kažką ir trėdę pagauna, ne? Tai ne dėl to, kad ten kažkoks maistas labai blogas, tiesiog, kad mikrobai toms daržovėms ar ten augalams ar vaisiams ar kažkam tiesiog neturi fermentų. Mūsų skrandžio sistema apskritai yra labai negausi fermentais, jų labai nedaug. O pagrindinį virškinimą atlieka sudėtingom fermentiniam sistemom būtent tie daugybė mikroorganizmų, jų rūšių ir jų apskritai kaip vienetų. Jo, tai jie mums ten atlieka visą liūto darbą. Ir kai tu nuvažiuoji kažkokią egzotinę šalį, privalgai kažko labai skanaus egzotinio, tai gali būti labai kokybiškas maistas, bet trėdį garantuoti dėl to, kad mikrobai nesusipranta, kas čia bus. Žmogus pagyvena savaitę dvi, mikroorganizmai persitvarko, jau susipažįsta su vietiniu maistu, susitvarko mikrobiomas ir puikiausiai žmogus toleruoja tą, ką ten valgo. Taip, kad manau, kad viskas tvarkoja, geriau tai daryti tiesiog reguliariai, valgyti tuos daržovės ir aš nemanau, kad reiktų būti fanatiku, kad čia jeigu ne Lietuvoje auga, tai nevalgysiu. Mėlyje, vynogės kažkada irgi Lietuvoje neaugo. Teisingai? Persikai, pavyzdžiui, mes turim persikų sodą, abrikosų sodą. Nežinau, ar čia labai būdavo lietuviškas tas augalas. Dėl obuolių, kriaušių, ten kokius slyvų aš nesiginčiu. Taip kad, žiūrėkim į subalansuotumą, ragaukim tą pasaulį, yra labai įvairių, smagių, skanių dalykų. Jo, ir kiniečiai
tarakonus, ne kiniečiai, Azijos gyventojai ten kažkokius tarakonus, sliekus valgo, jeigu norit, paragaukit, tikrai ten nieko tragedijos nesitiks, jo, jeigu save nulaušit kažkokius kodus, man ten kažkaip nevilioja, jo, kažkas valgo dešrą, pasakai, kad arklienos yra, irgi žiaučiut pradeda. Nu, suprantat, kad mes valgom ne vien tik tai dantim ir liežuviu, mes dar ir savo pasitelkiam savo protą, savo kažkokias tradicijas, turim įsitikinimus, jo galų gale kvapas, uoslė, išvaizda, viskas labai labai svarbu. Taip, kad skanaus ir viskas bus fine. Nu ir dabar einam prie kito reikalo, kurį norėjau jums papasakoti. O, vaikeli. Nežinau, kodėl man mintis šovė į galvą. Daug minčių šauna į galvą, ne visus pataiko. Jo, ir... jau pamiršau, jau pamečiau. Ne. Va. Oi, kaip čia norėjau pasidalinti. Čia turėsiu dar kai ką ir paskaityti, žinokit, nes čia, aš neatsimenu viską. Šovė mintis paprovokuoti ChatGPT, kaip kažkada su velniu. Taip ir čia. Aš jam daviau, reiškiasi, užduotį pabūti strategu, farmacijos magnatų, valdininkų, strategų, kuris žiniasklaidos strategų magnatų, reiškiasi pramonės, maisto chemijos pramonės strategų. Ir viską taip padaryti, tokį planą padaryti, punktus, jo, kad mus banda vienų padaryti nemąstančiais vartotojais. Čia GPT imasi visų užduočių. Ir jisai sako, okei, įdomi užduotis. Jis man parašė 20 punktų planą, nes 20 punktų paprašiau, kaip padaryti iš kiekvieno iš mūsų, tokį buką aviną, atsiprašau avinukų visų, reiškia buką vartotoją, kuris nekeltų klausimų ir daryti tai, kas iš jo tikimasi. Pirkti tą, ką reikia, tą maistą, kurį reikia, eiti į darbus tada, kada reikia, vaikus auklėti arba atiduoti auklėti tada, kada reikia ir kam reikia, jau balsuoti taip, kaip reikia, aukoti tam, kam reikia, nezysti, bijoti, nepasireikšti, kovoti už laisvą žodį, atimant iš žmonių laisvą žodį, jo visus, kurie nesutinka su tą nuomonę, vadinti vatnikai, žodžiu, tokių piktų šunim tapti. Atsiprašau savo šuniukų, jie geri, bet piktų tokių šunim, tokių bukų, tokių kažkokių tai zombių, kuris gyventų taip, kaip reikia, ten, kur reikia, žodžiu, nuo iki, jo ir pirktų vaistus, žodžiu, ir nezystų. Ir aš paskaičiau ir supratau, kad taigi viskas daroma, štai dėl ko mes gyvename sociume, kuris iš tikrųjų yra bukas, kur yra farmacijos biznis, yra viskas, kur gydytojas baltų chalato, jeigu pasako, kad ir didžiausia nesąmonė, reik tikėti. Aš nesakau, kad gydytojai blogi, yra labai labai gerų žmonių, labai gerų gydytojų, specialistų, kurie iš tiesų stengiasi padėti žmonėms, nes supranta, kas daroma yra. Bet dauguma žmonių jau nemąsto. Ir jeigu čia esate jūs, jums bus skaudu, nustebsit, bet galbūt jūs mąstot, tada jūs man pritarsit arba ne. Bet jūs galite ir šiaip man pritart arba ne. Pavyzdžiui, yra žmonės kartais pasipila širdelės, man čia širdelės, tai reiškia, galbūt kažkas užmigo su nosim ant telefono, o galbūt tikrai kažką pasakiau įdomaus ir prasmingo, tai visada naudinga. Va, dar priminsiu, kurie dabar žiūrite, žmonių šiek tiek padaugėjo, tai čia yra kąsnis laida, kurią aš pavadinau kąsniu, tiesiog kiekvienam savas, atsikandam to, ką norim. O mes čia kalbam apie sveiką gyvenseną, šiek tiek apie mitybą, apie mūsų įpročius, psichologijos vos nedaug, jeigu yra reikalas. Bet pagrindinis dalykas yra kompanija Herbalife, jos produktai, programos ir kaip mums jie gali padėti gyvenime. Ir šiek tiek reklamos darau, pavyzdžiui, va. Geriu dabar alijošiaus gėrimą, aloją su mango, man labai skanu, vakarais mėgstu. Man taip padeda gyventi. Gerai, kažkas užmigo ant širdučių. Pirmas punktas, ką daro su mumis arba ką reikėtų daryti, kad būtų tobulas vartotojas, nemąstantis bukas ir darytų ką reikia. Pirmas punktas tai išmokinti žmogų nejausti kūno. Kitaip tariant, žinot, tas, kur aš intuityviai maitinuosi, aš ten pagal intuiciją jaučiu, kad man to reikia. Tai yra viskas yra fashion. Tai yra mados reikalas, mes tokie žmonėm norim ginčytis, nes jie galbūt tikrai aukštesni už mus, iš tikrųjų nieko panašaus, paskaito kokią nors nupęsusią knygutę ir jau jisai viską žino. O mus mokina nejausti savo kūno, tą jausmą mes esam praradę,
Jo, tai yra vienas iš mūsų aukštesnių jausmų, mes jį esam praradę, tai yra intuicija, galima pavadinti jo. Ir mes esame išmokinti būti prie tų žemesnių mūsų jutimų ir kiekvienas pojūtis tai yra lygų priešas. Skausmas lygų priešas, bet koks simptomas ir nepatogumas yra tragedija. Ir iš karto tą tragediją reikia gydyti vaistais, nieko kitų. Simptomas, vaistai. Kitaip tariant, iš mūsų padarė simptomų rinkinį ir simptomą reikia gydyti. Va. Iškia skausmas nuo šiol yra nebe kažkoks tai signalas, o priešas. Nors iš tiesų nebūtinai. Jeigu skauda, žmogus turi pagalvoti, kodėl, kaip ir kažką daryti. Bet ne, tai yra priešas, kurį reikia nugalėti ir nugalim kuo? Vaistais. Pasakykit, kad taip nėra. Aš manau, kad taip yra. Toliau. Normalizuoti nuolatinį nuovargį. Tai yra įkalti mums, kad taip gyvena visi. Kad mes gyvenam, mes dirbam, mes rūpinamės, ir normalu vakare jaustis pavargusi. Normalu, nes dirbi, tau reikia atostogų, nes tu pavargai. Vakarais tau reikia pailsėti, nes tu pavargai. Jo, pailsėti kur? Prie televizoriaus, patogiai, savaitgalis. Taigi tu visą savaitę dirbai, tu pavargai. Tau normalu, kad tu nuolat jauti nuovargį. Nes tai irgi, jo, taip atseit gyvena visi, atseit tai normalu. O tą nuovargį mesgi turim kaip įveikti. Labai lengvai. Kava, energetiniai gėrimai, įvairiausius ten tonizuojantis dalykai. Bet kažkodėl niekas nesako, kad jeigu tu tiesiog pavargai, tai yra normalu, tau reikia pailsėti. Ne. Išgerk kavos, tu nepasiduok, tu davai, pirmin, suprantat, blogiausiu atveju, tai, kaip sakant, jeigu tu ten dirbai ir tau reikia poilsio, tai užsiturbinam ir varom ten kokią nors ten kruizą arba į Turkiją. Bet jokių būdų tu negali sėdėti namie, pasiūs visus po 100 kalakutų, pasim gerą knygą, storą pledą, ten arbatos kokios ar kavos puodelį, tiesiog prie židinių, ar jeigu neturi židinių, dauguma žmonių neturi židinių, nes, kur tu turėsi, jeigu tu gyveni miestuose, daugiabutis, skruzdėlynė, jo, ir plus kiekvienas padasdėjimas teršia orą, tai kur kalbėti apie židinį. Tai va, ne. Bet žinok, židinys yra kažkas nuostabaus, energetiškai liepsna yra nuostabaus, šiluma yra visai kitokia, jo, ir tai labai pigus šildymo būdas. Sakykit, ką norit, nieks manęs neįtikins, nes aš gyvenu taip. Taigi, antras punktas, kaip čia padaryti mus visus tobulus vartotojus, tai yra normalizuoti nuolatinį nuovargį, jo, ir pateikti mums, ką mes turėtume daryti. Kava, energetika ir taip toliau. Toliau, maistą paversti produktais, bet ne maistu. Čia labai stipru. Jo. Kitaip tariant, kalbėti apie kalorijas, apie skonį, reklamuoti skonį, reklamuoti tekstūrą, daug kalbėti apie tekstūrą, bet ne apie gyvybę, ne apie tai, iš kur ateina maistas, kaip jis užauga, kodėl jis toks, kodėl mums reikia valgyti, kodėl mums reikia valgant medituoti, jo kelias, ne, tu turi skaičiuoti kalorijas, tu turi skaičiuoti porciją, taip toliau, ir kuo mažiau gyvo maisto, tuo geriau, nes aišku, kad, valdyti lengva, nesuges, porcijuoti lengva, parduoti, žodžiu, kaip fermai kokioje. Toliau, kitas punktas yra, tai yra užimti žmogaus dėmesį 24 valandas ir 7 dienas per savaitę, žodžiu, visą žmogaus dėmesį. Nes ir taip, pažiūrėkite, 8 valandas dirbam, nes mums reikia kažkaip gyventi. Nors iš tikrųjų dirb žmonės gali ir daugiau ir mažiau. Tas nuo to nelabai kas keisis. Jeigu mes imsime senus laikus, žmonės gerokai mažiau dirbo iš vienos pusės, paskui atsirado senesni laikai, kur žmonės daugiau dirbo, bet irgi jeigu mes paimsime bendrą sumą to darbo, žinot, kai darbymetis, tai rankmuo juda, bet kai nėra to darbo, tai ten po kiemą pasistumdai, kol šviesa yra, pavyzdžiui, žiemą, ir viskas. Mes irgi taip gyvenam. Mes gyvenam kaime visiškai, mes turim savo verslus ir galim neišėti iš namų visą savaitę ir 2. Tai mes labai pagal gamtą gyvenam. Jeigu geras oras, jeigu viskas tvarkoj, mes dirbam ilgiau, kaip save įvardam, dirbam. Jeigu prastas oras, jeigu diena trumpa, tas darbas toks, aš dabar irgi, kaip ir dirbu, ar ne? Ką tu darbu pavadinsi. Bet užimti dėmesį reikia taip, kad ne tik tas 8 valandas ar ten kelias valandas žmogus dirba, ne tik tai, kad ten kelias valandas miega, bet ir tada tiesiog galvoje virtų kažkas pastoviai. O tą visą laiką, kitas 8 valandas, kur tu gali užsiimti kūrybą, kur tu gali išimti su draugais, su šeima bendrauti, kur tu gali tiesiog pailsėti, kur tu gali tiesiog savo gyventi. Ne. Ekranai, telefonai,
pranešimai, pipsiukai, Instagramai, Facebookai, jo skandalai visokiausi, visą laiką laiko mus ant įtampos. Tai karas, tai tragedija, tai čia kažkas. Jau dabar, kas čia šaipėsi, kad nėra sniego, kaip blogai, visi šneka, kaip nėra sniego, kaip blogai, atšilimas pysta, ateina koks nors debesis, kur dabar tai bus šakis, dabar tai 5 cm pasnigs, dabar mes visi čia neišvažiuosim, dabar mes užstriksim, kelininkai blogi. Visą laiką kalba apie ša. Suprantat, visą laiką mus stresą varo, kažkokias bėdas pastoja. O mąstymui, paprasčiausiai mąstymui, kad suvokti savo gyvenimo prasme ir šiaip pamastyti, reikia tylos. Tylos nėra. Sutinkat? Štai kaip mus valdo. Toliau, žinutės paprastintos iki paprastų šūkių. Jo nėra kitų spalvų, tik juoda ir balta. Tu arba už, arba prieš. Arba tu draugas, arba tu priešas. Pasikeitė kažkas į tą pusę. Jo prisiminkit, kas buvo su COVID, kas dabar yra su tais visais karais, ne? Paskui kas dar čia buvo. Dabar politinis skandalas kažkoks taip pastoja. Tu negali per vidurį būti, tu negali pasakyti kitokios nuomonės, tu negali sukritikuoti abiejų pusių. Tu negali paapeliuoti sveiką protą. Ne, tave apspjaudys, tave pažemins, tave sunaikins. Aišku, dabar visi labai protingi Facebook'e pasisakyti. Čia irgi nebūtinai gerai ar blogai. Jo, Facebook'e dabar visi pasisakinėja. Kažkodėl kai kurie galvoja, kad jų neina matyti, neina atsekti, kas jie tokie. Jie galvoja, kad niekas nemato. Tebūnė. Bet tos žinutės iki paprastumo, filosofijos visiškais nebuvimas kritikos, jo geras arba blogas. Mokslu reikia tikėti. Mokslas pasakė taip. Negalima suabejoti tuo, ką pasakė mokslas. O kas žino iš tikrųjų, ką mokslas pasakė? Ką pasakė kažkoks taip pavadintas televizinis ekspertas, pavadintas mokslininku, ten su kokiais žaliais plaukais, ar ten su koks medicinos rezidentas, kuris paskelbtas ekspertų. Ta mes girdim. Bet ar tai tikrai mokslas? Nes yra labai daug mokslininkų, kurie pasisako kartais labai priešingai ir labai argumentuotai. Bet ne, mokslas pasakė. Viskas. Jokių kritikų. Pabandyk paklausti, pabandyk suabejoti. Klausimų užduoti negalima. Tai tos žinutės supaprastintos. Toliau. Tai į tą pačią temą, 6 punktas man ką čia parašė, kad diskredituoti savarankišką mąstymą. Ta, ką ir kalbėjau, negalim mąstyti, negalima kvešinuoti. Jeigu tu paklausai nors kokį klausimą, tiesiog, kodėl? Viskas. Tu sąmokslo teorijas, reiškiasi, skleidėjas, tu esi pavojingas, tave reikia kažkaip izoliuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai yra daroma. Sakyk, ką jūs nenorit. Jo, aš irgi kalbėdamas į eterį, kartais pagalvoju, ką sakyti, nes man nereikia, kad mane blokuotų, man nereikia čia labai didelio negatyvo. Jo, mano nuomonę galima išskaityti, be jokios abejonės. Ir mano nuomonė yra mano nuomonė. Ir aš ją galiu keisti, tarp kitko. Vat jeigu aš kaip ir, aš mokslo netikiu, aš mokslą aš analizuoju, aš studijuoju. Jeigu aš kažką šiandien galvoju vienaip, jo, ir tokią nuomonę turiu, tai rytoj atradęs kitokių argumentų, ar pasikalbėjęs su protingesniu žmogum, arba išgirdęs kitus argumentus, aš galiu savo nuomonę labai greitai pakeisti. Ir dėl to niekiek nesiparinu, nes tai būtų labai keista įsikalt ir varyti iki galo, ką daro dauguma. Tai diskredituoti savarankišką mąstymą yra vienas labai stiprių dalykų, kurie veikia šiai dienai. Ir man atrodo, kad jūs tą irgi pastebite. Toliau punktas toks labai įdomus irgi yra. Autoritetą perkelti nuo kūno į ekraną. Ne kaip aš jaučiuosi, o ką sako ekspertas. Ne ką aš galvoju, o ką sako TV ekspertas. Ne ką aš mačiau, girdėjau, o ką sako ekspertas. Ir tai yra šizofrenija. Nes, pavyzdžiui, vienus dalykus tu mokaisi vidurinėje mokykloje, kažkokiai tai aukštoje mokykloje ir tau staiga pradeda sakyti visiškai priešingai. Ir, tu negali protestuoti, tu negali pasakyti savo nuomonės viešai, tu turi tiesiog arba patylėti ir išmokins labai daug tokį tylėjimo kultūrą, tokį toleravimą, o tuo tarpu kvailiai, idiotai lips per galvas, nes juos palaiko tam, ką tai patogu. Visi magnatai, kurie nori paversti mus tiesiog, kaip ir minėjau, bukais vartotojais. Taigi, pamirškit, kaip jūs jaučiatės, reikia vadovautis tuo, ką sako ekspertai per televiziją. O kas juos pagamina, kas juos paskelbė, tais ekspertais sunku pasakyti. Toliau, sveikata paversti reikia atsakomybę be galios. Kitaip tariant, atsakingas pats.
bet nieko negali keisti. Reiškia, tu susirgai, tu pats kaltas. Tu ten kažką blogai jautiesi, tu pats kaltas. Jokių sprendimų žmogui nepateikti. Žmogus tikrai negali žinoti visko. Jo? Mūsų tradicijos yra užgesintos. Neleidžia mąstyti. Mokslas sako būtent taip. Tu mokslu vadovausi, vis tiek blogai jautiesi. Vaistų daugėja, jo, to savijauta blogėja, tu pats dėl to esi kaltas. Ką daryti? Jokių sprendimų nėra. Tiesiog va taip. Tai čia labai yra stiprus dalykas, kuris vyksta šiandieną, o žmonės, kurie vis dėlto pradeda ieškoti kažkokių sprendimų, jo, pavyzdžiui, net jeigu ateisi į Herbalife, sakys žmogus, aš viską išbandžiau, girdėjau, ten jūs gerai jaučiatės, davai Herbalife. Iš karto jis bus apšauktas sektantu, jį nusisuks jo draugai, jo giminė ir dar ten jį bandys išgelbėti nuo Herbalife'o, o apie mus, tokius kaip aš, tai čia seniai žino visi, kad mes esam idiotai, mes esam sektantai, mes esam kažkas. Aš gyvenime esu pagalvojęs, kad kažkas čia blogai su tuo Herbalife'u. Aš perku tiek, kiek noriu, aš vartoju produktus, kaip aš noriu, aš išgirdau patarimus, aš jais vadovaujuosi, aš numečiau 40 kg, viskas kaip ir neblogai, sveikata mano puikiai. Tie, kurie pasakoja, kaip Herbalife'as sugadina kepenis inkstus, jie vartoja krūvas vaistų, jų kepenis ir inkstai seniai sugadinti, jie ten turi cholesterolius baisiausius, laikosi kažkokių tai dietų ir aš matau, kaip žmonės mano metų, sutikti po 10, po 15 metų, aš negaliu patikėti, jo irgi atvažiuoja pas mane įvairių tokių, pasikonsultuoti žmonių, jo ateina 80 metų kokia moteriškė, atrodo gerai, viskas tvarkoja, šviesus protas, ateina 10-15 metų jaunesnė. Iš pradžių galvoju, kad jinai 100 metį. Kai pasako, kiek metų, galvoju, jo, tai kaip taip gali būti? Pat aš irgi tada apie save pradėjau galvoti, o koks aš noriu būti po 10 metų, o po 20 metų, o po 30 metų. Aš dar tiek galvoju, kad nugyvensiu, gal ir 40 dar plius, nes aš dar visai jaunas, man tik 50 su uodega. Suprantat? Viskas tvarkoja. Gerai, tai pats kaltas, sprendimų neduoda. Tai aš galvoju, net ir tie žmonės, kurie ateina sprendimus pradėjo ieškoti, juos iš karto sumala, vatnikai tokie ir anakie. Tai jau dabar baisu ir turėti savo nuomonę. Toliau, gydyti skaičius, bet ne žmogų. Jo, žiūrėkit, kiek kartų į mane kreipėsi, sako, aš nieko nesuprantu, man atspausdinu 2 lapus tyrimų. Ir čia gerai ir blogai. Ir dar pasakė, kad va šitas skaičius yra blogas. O aš klausiu, o kas tau yra negerai? Sako, nežinau, viskas kaip ir neblogai. Kaip tu jautiesi? Gerai. Kas tau neduoda ramybės? Viskas gerai. Spaudimas? Ne. Miego gerai, valgo gerai, šika gerai. Kas tau negerai? Viskas gerai. Bet nuėjau į kliniką kažkokią, man nusiuntė, kokį ten tie tyrimai vadinasi, jo, planiniai, strateginiai, kokie ten jie pagal programas. Ir randa skaičius. Ir juos gydo tuos skaičius. Suprantat? Ne žmogus neįdomus. Skaičiai. Cholesterolis, gliukozė, tas fermentas, anas fermentas, eritrocitai, geležis, tas lapas, toks lapas. Tu pabandyk būti sveikas. Ne, tai vis tiek atras, negali būti pakartoti tyrimą. Man irgi siūlo ten tokius, eini kartais, pažymos kažkokios. Tu pasidaryk tą tyrimą, tau reikia, ten pagal metus ten tau reikia tau. Sakau, jeigu galima, tai ne. Kas man iš to, kad aš sužinosiu, kad kažkoks skaičiukas netoks? Visų pirma, aš esu visuma. Mano skaičiukų labai daug. Mane galima į skaičiukus, į fiziką ir matematiką išskaidyti iki beprotiškai daug skaičių. Kiekviena iš jūsų elektrokardiogramą, viską galima padaryti skaičiais. Kraujo formulės skaičiais, jūsų fermentinės sistemos skaičiais, jūsų ląsteles galima suskaičiuoti. Viskas yra tiesiog matematika ir fizika. Kas ne fizika, tai matematika, šiais laikais tai irgi labai susiję. Ir viskas. Ir jeigu kažkoks skaičius netoks, davai tave taisyti koreguoti. O žmogus kur? Tai jau gydo dabar, ne žmogų. Gydo jūsų laboratorinį lapą. Pastebėjot? Nes aš pastebėjau. Labai daug ateina pacientų, kurie sako, pagelbėk susigaudyti. Ir aš visada padedu susigaudyti. Visų pirma, grąžinu dėmesį atgal į patį žmogų. Kaip tu jautiesi? Taip. Kaip tu norėtum jaustis? Kitaip. Reiškia, reikia daryti taip ir taip. Ir tie skaičiai keičiasi. Skaičiai yra tik tai rezultatas. Toliau. 10 punktas. Emocijas reguliuoti cheminiu būdu. Pasakysit, kad ne? Nerimas, tabletė. Liūdesys, jau dabar liūdesys, depresija, nesvarbu, tabletė. Jo klausimas, kodėl, kaip tu jautiesi, kokios tavo tos emocijos, iš kurios atsirado nereikalingos. Visiškai. Jo, liūdna. Žmonės liūdesį ir nuotaikos nebuvimą arba nuolatinį nuovargį
painioja su depresija. Dabar depresija tokia populiari. Kiekvienas čia depresuoja, sėdė, depresija. Egzaminį neišlaikė, depresija. Egzaminų ruošėsi, depresija. Kažkur nuėjo depresija, kažkur nenuėjo depresija. Žodis depresija yra labai madingas. Todėl, kad tai naudinga antidepresantų pardavėjams. Būkite atsargus. Jo? Toliau, skaldoma visuomenė. 11 punktas. Be jokios abejonės. Etiketės klijuojamas, konfliktai daromi. Jo tokia stovykla, anokia stovykla. Žmonės iš tikrųjų susiskaldė, žmonės nesuvienyje. Ginčiasi dėl nieko. Svarbu ginčytis. Ir dėl to negali kalbėtis apie kažkokius principinius dalykus. Toliau, mitybą reikia padaryti painę ir prieštaringą. Jo, nuo kada maistas yra toks sudėtingas? Nuo kada mama nežino, ką turi valgyti arba ką valgo vaikai? Aš sugavęs tokių klausimų. Jo, 2-3 metai, ką vaikai valgo? Nežinau. Jo, nuo kada maistas kūdikiams, kūdikiams tiek to, bet vaikams, ten 3, 4, 5 metų, suaugusiems ir senoliams yra staiga skirtingas. Maistas yra tas pats, galbūt tik paruošimo būdas, ten kažkokių prieskonių daugiau mažiau, galbūt ten senoliai be dantų reikia tiesiog minkštesnį maistą gaminti, ten tyrelę kokią, sriubyčių daugiau, košyčių daugiau jo, bet maistas tas pats, jis turi būti tie patys produktai, iš to paties produktas gali pagaminti tą ir aną ir trečią, ketvirtą. Sutinkat? Bet reikia padaryti taip, kad mes pasimetam, mes nebesusigaudom. Jo, kas tas blogis, kas tas geras maiste, kas tai riebalai, kas tas cukrus, baltymai, angliavandeniai, vitaminai, mineralai, skaidulos, vanduo, tas anas, tai kaip sudėtinga. Jo, reikia valgyti pagal kažkokias fazes, žinai, jeigu dar hormonus prikraut, cirkadiniai ciklai. Tu nori valgyti, pavalgai. Aišku, nereikia naktimis valgyti, nes čia irgi kita bėda. Bet šiaip, atsikėlė ryte pavalgai. Herbalife, pavyzdžiui, pusryčių idealu. Nei tu blogai jausisi, nei tu ką, gauni vitaminus, tada pietų valgai, tada vakarinis valgai. Yra tam tikras niuansai, neėsk vakare labai daug ir labai vėlai. Jo, pietus daryti, kad nori. Valgyk nors tiek, kad jeigu tau reikia paeiti į darbą, tai valgyk tiek, kad dar paeitų. Nė vienas nenutuko tas žmogus, kuris valgo gausiai pietus. Taip pat nenutuko tie žmonės, kurie valgo gausiai kokybiškus pusryčius. Jo, nutunka tie, kurie valgo neteisingus pusryčius, arba nevalgo visai ir daug valgo vakare. Aišku, labai svarbu, kad ten nevalgytų vien tik angliavandenius, cukrų, pavyzdžiui, ten tortus. Bet suprantat, supratimas, kad tu nevalgyk tortų yra toks gana paprastas. Bet kai tu paimi, tas ir klausimas prieš tai buvęs, o tai čia galima valgyti egzotinius vaisius ar negalima? O kaip geriau lietuviam? O ką daryti, jeigu lietuvis gyvena Afrikoje? Jiem ką vežtis iš čia burokus? Suprantat, kad klausimas toks truputėlį keistas klausimas. Instinktai. Dar vaikystėje negalima nieko jausti, negalima vadovautis, tu privalai daryti tą, ką nereikėjo. Saldumynai už emocijas. Iškai, tu geras, gausi saldumyną, jeigu tau liūdna, tu gausi saldumynas. Jo, nuobodu, imk telefoną, kad tik jokių emocijų nebūtų, kad tik ko nors. Jo, ir tada dar vaikystėje kūnas nebemoka jausti nieko. Toliau, laikas pavės deficitu. Mums visiems trūksta laiko. Jo, pakalbėkit su žmonėms, visi nori geriau gyventi, nori verslo, pabandyk padaryti tą, neturi laiko. Kur tu laiką padedi? Kas nors bandys skaičiuoti, kur padedi savo laiką. Yra labai daug patarimų, kaip pasižiūrėti, kur tu laiką padedi. Tiesiog pradėk fiksuoti. Sakysit, neturi laiko fiksuoti tokiu nesąmonėm. Okay. Bet pabandyk. Pradėk normaliai fiksuoti, kiek tu konkrečiai minučių tikslumu, kur tu ką veiki per dieną. Tu pamatysi, kad pusę valandos praplirpi su visiškai kvailai kaimynė. Absoliučiai. Pusę valandos ar daugiau. Čia yra statistika. Žmogus praleidžia socialinius tinkluose žiūrėdamas kačiukus arba nuogas šiknas. Toliau, 2-3 valandas praleidžia prie televizijos žiūrėdami tą patį serialą arba kokias kvailas laidas, kurios absoliučiai tau nieko neduoda gyvenime, išskyrus stresą. Padaro tave bukų vartotojų. Jo. Toliau, nežinau, kodėl mokyklai tiek daug namų darbų vaikam užduoda, kad jie kažkaip ten nesugeba susitvarkyti, grįžta namo ir dar apkrauna savo namų darbais visą šeimą. Tai yra nenormalu, ar manau, kad taip neturėtų būti. Manau, kad vaikai mokykloje būna 6-7 valandas, tai yra darbo laikas vaikui ir jis per tą darbo laiką turėtų atlikti darbą. Jeigu jis jau ten kažkaip netlieka arba kažko nesugeba, tada jam turėtų darbo krūvis ten mokykloje būti mažinamas, jo, ir atitinkamai arba kažkaip pakeičiamas, nedaryti iš visų vienodas, nors tai yra daroma. Jo, ir viskas bus visai neblogai. Ir to laiko atsirast.
Tai va, pirmiausia, pagalvokit, kur laiką išvaistot. Nešvaistykit toksiniam santykiam, nereikia jums ten tų bukų giminių, apie kuriuos neturi ką šnekėti, nereikia jums savaitgalių pragerti ir matysit, kiek laiko daug bus. Ir knygai paskaityti, ir pamiegoti, ir pailsėti, ir su artimai žmonėm pabūti. Laiko yra, mes visi turim laiko vienodai iš tikrųjų, bet tą laiką mums pavagė ir padaro į deficitų ir tada mes esam stresi. O tai yra patogu. Va, kas natūralu, reikia pateikti kaip pavojų. Miškas pavojinga, erkės. Ten kažkur eiti negalima, nes blogai. Ten važiuoti negalima, nes jūs ten užverbuos ir nubaus. Jo, tas nevartokit, nevalgykit, nes nepatikrinta. Jo, nepirkit pas ūkininką kažko, nes be sertifikato. Ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas, kas natūralu, kas šalia, kas gamtoj, kas taip žmogiška. Negalima, nepatikrinta, nesaugu ir taip toliau, taip toliau. Jo, toliau, judėjimą paprastą, judėjimą reikia paversti sporto industriją. Toks patarimas geras. Jo, tai reiškia, žiūrėkit, mes pamiršom judėti, mes nebegalim vaikščioti, mes negalim važiuoti dviračiu, mes turi sportuoti. O kadangi ne kiekvienas galim sportuoti, tai nesportuojam iš vis. Ir jeigu tu judi neteisingai, tai tada blogai. Kiek patarėjų, kaip pritūpti, kaip atsisėsti, kaip pakelt ranką, kaip ten, nes jeigu tu neteisingai atsitūpsi, kaip tu susitraumuosi, sužalosi. Dėl to žmonės bijo, kaip ir su maistu. Bijo judėti, bijo kažką valgyti. Okay? Toliau. Jeigu žmogus po ligos sveiksta, tai tą reikia padaryti ilgų procesų. Ir iš tikrųjų, nors dabar atrodo, mums sudaryta vizija, kad labai greitai iš ligoninių išspiria, kad viskas labai greitai darbą grįžti. Tai į darbą, kad grąžinti mus nori sistema, tai yra visai kitas klausimas. Iš ligoninės išspiria mus irgi nebūtinai gerai, kad greitai. Nes yra labai daug situacijų, kai išspiria per greitai ir žmogus tada tiesiog negauna profesionalios pagalbos ir sveiksta ilgai. Aš nekalbu apie tos, kurie serga ilgai, nes jiems patogu, nes jiems tai yra tiesiog, jau yra tokių žmonių kategorija, kuriems sirgti yra labai normalu ir viskas gerai. Bet yra žmonių vis dar kažkiek, kurie nori pasveikti ir jie negali, nes priklauso nuo sistemų, nuo krūvos pažymų, nuo abonementų, nuo receptų, nuo visko. Ir kaip sakyti, pats kaltas, jokių sprendimų. Nedaug dievė tu nueisi pas alternatyvų kokį nors gydūną, nedaug dievė tu ten kokiom dėlėm susidomėsi, akupunktūrą, nedaug tu dievė, ar tu ten kažkur nueisi kažkokią energetiką, arba kažkokiam žolėm pradėsi gysti, šaipomasi, atvirų tekstų šaipomasi iš homeopatijos pavyzdžiui. Niekas nesupranta, kaip ten viskas vyksta, kaip ten kas. Jo, aš savo laiku irgi labai šaipiausi, nes man tai pasakė, kad reikia šaipytis. Jo, kaip būdamas gydytojas nesišaipysi iš homeopatijos. Bet dabar tai daryčiau labai atsargiai. Tiesą sakant, visai nedarau. Nes aš nesuprantu, kas ten yra. Aš nežinau, neturiu informacijos. Dėl to geriau patylėti. Kitą kartą. Va šitoje vietoje geriau patylėti. Toliau, kūną reikia atskirti nuo proto. Toks patarimas yra. Psichika tai yra viena. O kūnas yra kita. Ir pagalvoti, kad tu esi psichosomatinė būtybė, kur tau nuo psichikos labai daug pareina į kūną ir nuo kūnų labai daug pareina į psichiką. Negalim. Jo, nes ryšiai tokie yra nepatogus. Jūs nekontroliuojat. Va dėl ko reikia atskirti. Čia kūnas, čia vaistai, čia daktarams, o čia psichika. Tai psichologam, psichiatram. Dvasingumas paversti mada arba sekta. Tada ir sakau, kad visi tie, kur dvasingi, kur nušvitę, tai su jais reikia toliau nuo jų, nes tai yra mada. Nes tai yra žmogus, kuriam turbūt, kad niekas daugiau nesisekė, tada jis tampa dvasingu, tampa labai mokytoju, kaip kitiem gyventi, jo jisai nušvinta ir rodo kitiems kelią į tą dvasingumą. Ir kai tu pradėsi tokiu žmogum kalbėti, tu supranti, kai jisai perskaitė lygiai 3 knygas per gyvenimą, iš kurių 2 buvo spalvavimo knygutės ir ten nėra ką ten su juo šnekėti. O jeigu tu bandai kažkaip, viskas. Tu esi vatnikas, blogas žmogus, blogis, tu čia nesupranti, nes tu esi tas žemas ir tu nesupranti, kas yra dvasingumas. Arba sektantas. Ir būtinai reikia įtikinti paskutinis punktas, kad alternatyvos nėra. Sistema netobula, problemų daug, bet tai yra brangiai geriausiai, ką turim. Be sistemos iš vis negalim. O tokies punktus man pasakė ChatGPT, ką darytų, jeigu reikėtų pagaminti iš mūsų masės tobulus bukus vartotojus. Ir aš pagalvoju, kad čia yra tik hipotetika, ne? Hipotezė. Tipo, aš čia paprašiau, čia parašė. Bet tai yra daroma, jau seniai daroma. Ir paskui tada patikslinau, aš dar leiskit porą minučių su jumis pabūti. Dar patikslinau, sakau, o kas jau naudojama yra, kas jau daroma. Nes, iš esmės viskas daroma, bet
tiesiog sakau, dar patikslink, kas naudojama. Dabar 10 punktų, kurie aiškiai naudojami, kuriuos galima atpažinti. Tai išvardinu. Pirma, simptomų slopinimas vietoj priežasčių. 100%. Sutinkat? Pas mus į Herbalife ateina žmonės, kurie yra pavargę nuo ieškojimų. Jie tiek vaistų prigėrė, tiek įvairiausių metodų išbandė, ieškodami, kaip simptomus nuslopinti. Bet niekas niekuomet su jais nepakalbėjo apie priežastis. Pradėk pusryčiauti. Laikykis biškį režimo. Sąmoningumą įjunk apie savo maistą. Nustok ten skaičiuoti kalorijas, ten iki šizofrenijos nueit. Jo. Ir tie vaistai. Kiek aš kalbėjau su daug su žmonių. Man aiškiai sako, aš noriu sumažinti vaistų. Aš blogai jaučiuosi jau nuo vaistų. Ir bijo. Nes, žinot, kaip sistema yra netobula, bet tai yra geriausia, ką tu turi. Tai yra netiesa. Ir tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, vartoja 5 vaistus, paimtų ir vieno neišgertų. Aš nekalbu apie pakaitinę hormonų terapiją, kur yra vaistai būtini, bet tuo, žinot, nuo skausmo, nuo kraujo spaudimo, nuo nerimo, nuo rėmens graužimo, nuo va tokių visokių. Iš 4 paimk vieną nuimk, organizmas net nepajus arba pajus geriau. Nieko blogo nestiks, bet žmogus pradės jausis geriau. Dar po kiek laiko dar naim. Aišku, jeigu žmogus nieko nekeis gyvenime, nei mitybos, nei savo stresų, nei savo, ten, gyvens toj sistemą, kurią aš ką tik nupasakojau, tai jam gali pablogėti. Bet jeigu jis dar šiek tiek pradės kažką keisti, labai greitai, mėnesiai, keli mėnesiai ir žmogui nebereik vaistų arba reikia gerokai mažiau. Jo, reikia nebijot būti žmogum, nereikia bijot pažinti savo kūno, įsiklausyti savo kūną ir matysit, kaip viskas labai gerai. Va, toliau, antras dalykas, kuris jau yra, tai yra labai smarkiai perdirbtas maistas kaip norma. Jūsgi neturit laiko, jūsgi skubat, jūsgi tas, juk čia patogu, čia daug pigiau, jo, nes perdirbtas maistas yra pigiau už natūralų. Kaip taip gali būti? Ima natūralų maistą ir mums parduoda, va, kaina tokia. Arba ima verslininkas tą patį maistą, jį galingai perdirba, reiškia įdeda pinigus, įdeda chemijos, įdeda elektros, įdeda mašinos važinėja, žmonės dirba ir parduoda pigiau. Kaip? Čia bus brangiau, žaliava realiai brangiau, o perdirbtas maistas, kuris iš tos pačios žaliavos pigiau. Tai ką mums ten parduoda? Savo pakelti klausimą. Ką mums ten parduoda? Sako, čia pomidoras, kilogramas kainuoja ten tiek ir tiek, o čia yra pomidorų ten pasta arba ten padažas iš pomidorų. Bet pomidorų padažas, jeigu imsi tą patį svorį, yra 2 kart pigiau negu tas pats svoris pomidorų. Kas ten įdėta? Kaip taip gali būti? Va. Taip, kad atsargiai su tais perdirbtais produktais, tai taip, ten yra kalorijų, ten yra negyvi produktai, ten vitaminų, skaidulų kažkokių nėra. Rezultatas žmogus valgo ir pastoviai jaučia alkį. Toliau, kas yra daroma, tai nuolatinis ekraninis triukšmas. Taip, nuolatinis. Pipsiukai, televizorius, telefonai, radija, mašinoje, muzika, pranešimai, tas anas. Žmogus nuolat juos reaguoja, tai yra galingas dirgiklis, net jeigu tu sąmoningai nedarai kažko, bet tavo pasąmonė vis tiek reaguoja. Toliau, kas yra daroma? Autoriteto perkelimas iš kūno į ekspertą. 100%. Jo? Nesvarbu, ką tu jautiesi, nesvarbu, kaip tu galvoji, viską už tave atsakys ekspertas iš televizijos būtinai. Toliau, mitybos painiojimas su mitybos painiava, faktas, labai daug kalbos apie mitybą ir nuolatinis naratyvų keitimas, kitaip tariant, idėjos. Jo, pavyzdžiui, kiaušiniai blogai. Ne, kiaušiniai gerai. Kiaušiniai supermaistas. Ne, bet kiaušiniai yra ten kraujagysles užkiša. Really. Baltymai yra gerai, bet baltymai yra labai blogai, nes inkstam kenkia. Bet šiaip be baltymų gyventi negalime, reikia gramų, ten 1,5 gramų 1 kilogramui kūno svorį. Ne. 20 gramų baltymų užtenka. Vitaminai. Be vitaminų mes negalim gyventi, jie būtini. Bet jeigu tu gersi vitaminus, tau suges inkstai, tau trasanas, 4 pinigai, žodžiu, į nemuną. Va, toliau. Nuovargio ir streso normalizavimas vyksta vienareikšmiškai. Visi taip gyvena, yra geležinė frazė. Jo? Jeigu tu ilsiesi, tu tinginys. Net negražu, kažkaip nepadoru. Jo emocinių chemijos reguliavimas jau yra, be galo daug suvartojama antidepresantų ir panašiai, taip pat mums nuolat trūksta laiko, jau deficitas yra sukurtas, mes patys net nesuprantam, kad to laiko dar kažkiek turim, bet jau nemiegam, jau negalvojam, jau maisto negaminam, nes mums trūksta laiko. Maistą mes galėtume gamintis, bet ne. Jums trūksta laiko, mes jums pagaminam. Jo, ir dar pigiau. Va, kūnas atskirtas nuo psichikos, mes jau nesam žmogus, esame kūnas ir kažkas.
kas nebūtina. Jo, ir kritinis mąstymas, stigmatizavimas kritinio mąstymo ir, reiškia, jeigu tu keli klausimus, tu pavojingas, jeigu tu abejoji, tu esi neatsakingas, arba ten koks sekstantas ir taip toliau. Žodžiu, tokie dalykai vyksta ir dabar jums tenka tik pagalvoti, ar iš tiesų jūs esate jau bukas vartotojas, ar iš tiesų norite, kažkas rašo, jo dabar avokadai blogai, rimtai Renata, o kuo dabar avokadai jau nusikalto? Jo ir labas vakaras, buvo kompiuteris užlūžęs, nu ir ką? Mano tai nebuvo. Ir Ingrida sako, ir man buvo įsikrovę, mėlyjei, tai jūs ką, neturit laiko pasikrauti kompiuterius? Vat jums bingo. Va, matau keletą bingo, tai labai gerai. Mes šiandien pakalbėjom apie ką daro su mumis, jo, pramonė, jo, ir pakalbėjom apie daržovės ir vaisius egzotinius. Tai aš manau, kad buvo jums naudinga ir tas, ir tas. Kviečiu tie, kurie dar nesate, jeigu žiūrite YouTube kanalą, prisijungti į Euforija klubą, kur mes kalbam tokiam temam ir daugiau kiekvieną savaitę. Laida Kąsnis apie Herbalife produktus, gyvenimo būdą, kaip mes galim savo padėti. Kartais kalbam ir tokiom temom, jo, kad suprastume, kad tas Herbalife'as nėra kažkokia tai sekta, kad tai nėra kažkoks tai baubas, kad tai yra normalus dalykas ir nereikia čia stigmatizuoti jo, nereikia čia jo bijoti. Kartais dėja, renkant į šitą kelią, reikės atlaikyti didelį spaudimą. Spaudimą avinų bandos, kaip sakant, kurie nenori. Ir taip kalba socialiniai tinklai, rašo, kad avokadai blogai. Nu, tinklai kalba labai daug ką. Su tinklais reikia atsargiai. Okay? Tai va, tai nekonkretu visiškai. Čia bet kuris durnius socialiniuose tinkluose gali parašyti, ką tik nori, tik tam, kad sulauktų reakcijos. Jo? Viskas. Ką nors parašykit, kad ten koks Trumpas, pavyzdžiui, ten jam atsitiko kas nors. Jo? Pasikeitė plaukų spalvą, pavyzdžiui. Trumpo plaukai nuo šiol žali. Pamatysit, kiek jūsų, dar įdėkit dirbtinio intelekto nuotrauką, kur ten sumodeliuota ir matysit, kiek jūsų nuotrauka kaip dės, pasidalinimų bus, diskusijų bus, blogų, gerų visokių. Jo, tai čia nekreipkite dėmesio, tiesiog jūs truputėlį analizuokit. Vat ką išgirdot šiandien, pergalvokit ir pagalvokit iš tikrųjų, ar iš jūsų jau padarytas esat bukas vartotojas, o jeigu žiūrėjote iki gal, tai reiškia, kad galbūt ir ne, dar yra vilties. Bet tada imkite viską į savo rankas, visas vadeles, susiimkite ir viskas. Taigi, kartoju, kam patiko, kas matėte, bet nesate Euforija klube Facebook'e, nuoroda po šito video, į mano kitus projektus, kurie yra mokami, abonementas 4 € per mėnesį, sveikatos pokalbių klubas vadinasi, ten kalbam rimčiau apie vaistus, apie sveikatą, giliau, jo leidžiu ten pabūti savo gydytojui, kurio aš esu iš esmės, pagal įsilavimą, pagal savo darbo pobūdį, jo, tai ten galite irgi rasti nuorodą ir prisijungti prie to klubo, žodžiu, visus klausimus, kuriuos jums kyla, nesvarbu pritarėt, nepritarėt, norit padiskutuoti, arba temą pasiūlyti, arba galbūt išgirdot mano kažkokias tai pasvarstymus ir norite kažkokiu tai klausimu daugiau padiskutuoti, drąsiai imsiuosiu ir tokios temos, kurią jūs pasiūlysit. Jo? Rašykit komentarus. Tai va, šiandien tiek, gero jums laiko, gražios savaitės ir iki sekančio susitikimo.